Kuo jūs vardu? Aš esu Giedrė. Kodėl jūs atvykot į Kolibrį kursus? Todėl, kad turbūt savo pasakiau, kad tai paskutinis variantas, kada galėčiau išmokti anglų kalbą. O kodėl? Savo per tiek metų, kiek aš mokinausi ir vis turbūt taip, kaip paaiškino, kad ne toje aplinkoje kalta aplinka, ten dar kažkas, bet vis turėdavau šalia žmonių, kurie kalbėdavo angliškai ir nereikėdavo suktis iš situacijos, kad pačiam kalbėti. O nusprendžiau anglų kalbą todėl, kad iš tikrųjų labai trukdo gyventi, kuo tolyn, tuo labiau. Ir norisi keliauti. Ir tiesiog pereitais metais buvo toks įvykis, internetu nusipirkau, pati organizavau kelionę. Kadangi iš draugių mokėjau kažkiek biškį daugiau anglų kalbą negu kad jos, apsėmiau tokią atsakomybę ir buvo toks nuotykis, kad aš su savo anglų kalba supratau, kad aš nusipirkau viešbutį ir kad raktus pasiimti, tai bus kažkur ten tas ofisas netoli. O kaip nuskridau, dar galvojom, kad keliausim su autobusu iki vietos. Tai buvo Alicantė, o pasirodo, kad mano raktai su mano anglų kalbos supratimu, tai mano raktai buvo 50 km kitam mieste. Tai man tokie įvykiai ir norisi iš tikrųjų, labai jaučiuosi suvaržyta nemokėdama anglų kalbos. Man labai patiko šis, aš turbūt Facebook'e pamačiau, ar elektroninį gavau, nežinau. Bet kaip gavau, iškart tą dieną nusipirkau, iškart net negalvodam. Ir nestudijavus iš viskas tai Kolibrio metodas, tik tai tiek nieko neskaičiau. Pasižiūrėjau video žmonių, kurie visi tą patį pasakė, nugalėjau baimę per 7 dienas. Ir aš taip padarėjau irgi. Super. Ir dar vieną baimę dabar nugalėjot. Ir dar vieną dabar nugalėjau prieš kamerą kalbėti. Yes, super. Ačiū. Ačiū.